Ar kada nors susimastei, kodėl Jacksas yra triušis? Kodėl jo kambarys atrodo kaip mažas mergaitės? Arba kodėl jis yra pats smurtiniausias personažas? Pasiruoškite, nes šiame vaizdo įraše nagrinėsime pačią trikdžiausią teoriją, kuri privers jūs nekęsti Jackso. Mes žinome, kad Jacksas yra triušis, tačiau jo dizainas buvo sukurtas ne tik tam, kad atrodytų šauniai ar gražiai. Ir jei manęs paklaustumėte, šis dizainas atrodo šiek tiek prieštaringas. Mes žinome, kad Jacksas visai nėra mielas. Jis nuolat visus erzina ir netgi juos muša. Na, draugai, čia prasideda įdomioji dalis. Jei šiek tiek pagalvosime, triušiai yra gyvūnai, kurie visada bėga. Jie yra gana baikštus. Ir jei visą tai susiesime su Jackso praeitimi, atrodo, kad jis tiesiog bėga nuo kažko, ką padarė praeityje ir kas jį persekėja. Taigi, nuo ko Jacksas bėga? Na, atsakymas atrodo pernelyg trikdantis. Ir visos užuominos yra jo kambaryje. Kai pirmą kartą ją pamatome, ji visa pilna vaivorykščių ir ryškių spalvų. Ir įdomus atsakymas, kurį mums pateikė kūrėja apie jo kambario dizainą, yra tas, kad vaivorykštė simbolizuoja, jog Jacksas anksčiau buvo geras žmogus, kol kažkas traumuojančio jį pakeitė. Tai labai keista, žinant, koks psichopatas yra Jacksas. Ir dar vienas įdomus dalykas apie šį violetinį triušį yra tas, kad jis tampa gana atsiribojęs, kai Ragata kalba apie savo smurtaujančią mamą jam girdint. Tikriausiai tai jam primena blogus prisiminimus. Galbūt todėl, kad jis pats patyrė kažką panašaus? Be to, kažkas, kas daugeliui galėjo pasirodyti gana juokinga, yra tai, kad Jacksas labai susinervina ir susijaudina, kai kas nors pamini kukurūzus. Bet nemanau, kad tai tik paprastas pokštas. Greičiau manau, kad ta baimė taip pat gali kilti iš traumos, kuri įvyko jo praeityje. Taigi, susiejus jo kambarį su violetinio triušio dizainu ir šias įdomias detalės apie Jacksą, viskas rodo į paslėptą tiesą apie tai, kas nutiko vaikui. Ir šie dalykai gali būti susiję su siaubinga trauma, patirta dar prieš skaitmeninį cirką. Ir dėl šių gana spalvingų ir vaikiškai atrodančių elementų atrodo, kad jie susiję su šiuo mažu berniuku. Tikriausiai, kas bebūtų nutikę šiam berniukui, Jacksas neturėjo drąsos su tuo susidurti ir nusprendė pabėgti bei pasislėpti kukurūzų lauke. Bet ką padarė Jacksas, kad tai pabėgtų? Ką Jacksas padarė šiam mažyliui? Tikriausiai jau žinote atsakymą, nes tai mums parodė 7 serija. Na, per Jackso panikos priepuolį mes matome keletą prisiminimų iš tikrojo pasaulio. Jei pavyks sustabdyti tiksliai tuo momentu, galėsite pamatyti detalių, kurios atskleidžia daug informacijos apie tai, ką padarė Jacksas. Pirmasis prisiminimas mums parodo, kaip kažkas vairuoja per rajoną naktį. Taip pat matome, kad šalia kelio yra greičio ribojimo ženklas. Šis ženklas yra šalia kito ženklo, kuriame parašyta "Vaikai žaidžia". Vėliau, kitame prisiminime, galime matyti ryškią šviesą tolumoje. Atrodo, kad tai yra automobilio žibintai. Atsižvelgiant į visą tai, teorija sako, kad tikriausiai Jacksas važiavo per greitai ir partrenkė kažką, tikriausiai vaiką. Tai atsižvelgiant į užuominą, kurią mums davė vienas iš prisiminimų? Na, jei atsižvelgsime į tai, kad jo kambarys atrodo kaip mažos mergaitės kambarys, o jo dizainas primena pliušinį žaislą, viskas pradeda įgauti daug prasmės. Tai ką? Jacksas partrenkė mažą mergaitę ir visas cirkas yra tam, kad jam tai primintų? Viskas rodo, kad taip, draugai. Nes pažinodami Jacksą, tikriausiai jis išsigando, pamatęs, kad partrenkė mažą mergaitę. Ir užuot jai padėjęs, tiesiog pabėgo ir paliko šią mergaitę. Tikriausiai tai yra prisiminimas, kuris jį labiausiai persekioja. Štai kodėl, kai jis pateko į cirką, jis pasirodė kaip violetinis triušis. Tikriausiai todėl, kad mergaitė tuo metu, kai Jacksas ją partrenkė, turėjo panašų pliušinį žaislą. Ir šis violetinis triušio pliušinis žaislas buvo paskutinis dalykas, kurį Jacksas pamatė pas mergaitę. Ir dabar tai paaiškina, kodėl jos kambarys pilnas vaivorykščių ir labai gražių spalvų. Be to, jei atidžiai pažiūrėsime į kitų personažų kambarius, visi jie sukurti tam, kad jį kankintų. Zoblės kambarys pilnas veidrodžių. Ir ji turi nuolat save matyti bei susidurti su savo kūno dismorfija.
Taigi, Jacksui tektų susidurti su visais šiais mažos mergaitės daiktais, kurie jam primena didžiausią jo gyvenimo klaidą. Tačiau tuo viskas nesibaigia. Yra dar vienas būdas į visą tai pažvelgti, kuris, kai gerai pagalvoji, tampa dar baisesnis. Ne tik tai, kad Jacksas pabėgo po to, kas įvyko, bet ir po smūgio įvyko dar viena avarija. Kažkas pakankamai stipraus, kad jo kūnas realiame pasaulyje taptų visiškai nefunkcionalus. Tai jau yra košmariška tragedija, nes tada cirkas nebūtų tik emocinis pabėgimas, jis tiesioginė prasme būtų vienintelis dalykas, kuris jį išlaiko sąmoningą. 7 epizode mums jau buvo palikta svarbi užuomina apie C ir A kapsulės, kur kūnai lieka gyvi, kol protas yra cirke. Tai nėra tik paprastas sutapimas, tai buvo labiau būdas išlaikyti šiuos kūnus gyvus. Ir kai tai susijai su Jacksu, pradeda atsirasti dalykų, kurie anksčiau atrodė keisti, bet dabar įgauna prasmę. Pavyzdžiui, jo kalbėjimo maniera. O tiksliau, jo nekalbėjimas. Jis beveik niekada neatveria burnos. Jo burna visada uždaryta, tarsi tai būtų ne tik jo dizaino dalis, bet ir apribojimas. Ir čia teorija tampa labai keista. Nes jei jo tikrasis kūnas yra pažeistas, jei jis priklauso nuo kokio nors kvėpavimo palaikymo, tuomet jo avataras galėtų tai atspindėti. Netiesioginė prasme, bet simboliškai. Tarsi net ir cirke būtų dalykų, kurių jis jau nebegali daryti. Šiuo atveju atverti burnos. O ką pasakytumėte apie tą nuolatinį pokštą, kai jam nuplėšiama oda? Galbūt per tą stiprų smūgį Jacksas patyrė kažkokią nudegimą ar kažką, kas paliko jį be odos kai kuriose vietose. Dabar, pagal tai, ką matėme 8 serijoje, atrodo, kad cirkas jų nelaiko prieš jų valią, o tiesiog aiškiai sukurtas tam, kad jie tam pasiliktų, kol kažkas vyksta lauke. Tai nėra tiesiog atsitiktiniai nelaimingi atsitikimai. Greičiau kažkas arba kažkokia jėga viską čia kontroliuoja. Ir tai dar labiau pablogina Jackso situaciją, nes dabar tai jau nebe kažkas, kas tiesiog slepiasi, o kažkas, kas galbūt net negalėtų sugrįžti, net jei norėtų. Taigi, jei viskas sudedi, teorija atrodo taip. Jacksas padaro kažką negrįžtamo, supanikuoja, pabėga, randa išeitį ir ją pasirenka nė nesusimąstęs. Tačiau ta išeitis jo neišlaisvina, o uždaro kitur. Vietoje, kuri nuolat primena, ką jis padarė, o jo kūnas tikrajame pasaulyje lieka įkalintas, dirbtinai palaikomas aparatų. Ir baisiausia tai, kad net jei jis dabar norėtų su tuo susidurti, tikriausiai jau per vėlu, nes jis nebesirenka ar pasilikti ar išeiti, jis įstrigęs tarp cirko ir tikrojo pasaulio prisiminimų. Todėl viskas cirke jam atrodo taip asmeniška ir todėl jis visada bando išvengti savo realybės, kad pamirštų, kas yra už jos ribų. Ir atsižvelgiant į tai, ką mums atskleidė 8 serija, jau turime gana tikslų supratimą, ką padarė Jacksas. Ką jūs manote apie šią teoriją? Ar manote, kad Jacksas iš tikrųjų partrenkė vaiką? Lauksime jūsų nuomonių komentaruose.